Noriu kreiptis į visas mamas, į visus tėvus, į visus, kurie patys buvo maži. Juk vaikas tai labai maža ir dar labai pažeidžiama asmenybė. Kiekvienam mažam žmogui reikalinga ypatinga globa, rūpestis, meilė. Visi tai žinome ir jaučiame. Tad kaip aš galiu atiduoti savo 3 metų dukrelę ir išsiskirti su ilgam laikui? Kaip aš galėsiu užmigti naktimis, galvodama, kad mano vaikelis kažkur be galo toli verkia, blaškosi savo lovytėje ir šaukia mane? Koks šokas bus pačiai dukrytei, kuri dar negali žodžiais išreikšti savo jausmų. Kokias pasiekmes turės šis jos neišsakytas skausmas. Ir ką turėsiu pasakyti, kai užaugs ir paklaus? Mama, kodėl mane atidavei? Nežinau, kaip galėčiau pasakyti savo dukrytei, kad mes išsiskiriame ir į manęs nematys nepaprastai ilgai. Kad ją augins tėtis ir svetima moteris. Negaliu pasakyti dukreliai, kad ji turbūt niekada nepamatys broliuko, nebežais su juo. Kai pasiimu mažylę po darbo, ji puola man į glėbį, sakydama, mamytė, kaip aš tavęs pasiilgau. Jei šitai pasilgsta per dieną, bijau pagalvoti, kaip jie kenties manęs nematydama ištisus mėnesius. O ką jūs darytumėte mano situacijoje? Ar jūs paisytumėte įstatymų, jei jums lieptų skirti su pačiu brangiausiu žmogumi pasaulyje, savo vaiku? Klausytumėte įstatymų ar savo širdies?